Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jono Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju, ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas esi Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta danguje. Tai Viešpaties žodis. Evangelija pagal Matą mus kviečia žvelgti į Kristų, mūsų gelbėtoją, ne kūno ir kraujo jėgomis ar pastangomis, bet Dievo apreiškimu. Žvelgti į Kristų, kuris mus kviečia į kitokį gyvenimą. Gyvenimą, kuriam jis pašaukė apaštalus, pirmiausia Petrą ir vėliau Paulių, kad jie, kaip ir mes, ieškotume tos tvirtos uolos ir statytume savo tikėjimą ant tvirto pagrindo, kaip Jėzaus palyginime apie du pasirinkimus, du žmonės, kur vienas statosi namą ant uolos, kur neįveikia jokios kliūtys, jokios darganos, vėjai, audros, ir paikas žmogus statosi namą ant smėlio, kai užeina audros, liūtys, vėjai ir viskas sugriūna. Kad mūsų tikėjimas negriūtų, mums reikia įsiklausyti ne į savo kūno ir kraujo balsą, bet Dievo balsą, kaip apaštalas Paulius yra parašęs. Ne kiekvienas gali ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, tik dvasios paakintas, paskatintas. Mums reikia tos paskatos, kad suvoktume, kur yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Ir kaip išvakarių mišiuose buvo skaitomas skaitinys iš apaštalų darbų, kai Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldas šventykloje ir juos pasitiko luošas žmogus, kuris tikėjosi iš jų išmaldos. Ir Petras tarė, sidabro ir aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu imk ir vaikščiok. Toks pasirinkimas arba atsiliepimas į Dievo kvietimą eiti tiesiu, tvirtu keliu yra mūsų išganimas, mūsų išsigelbėjimas. Juk ne veltui apaštalas Jonas ir evangelistas Jonas yra parašęs apie Jėzų, apibūdindamas jo gyvenimą ir veiklą žemėje. Vienu sakiniu, jis perėjo žemę gerą darydamas. Eiti šituo keliu reiškia būti, kaip Paulius rašo, ką girdėjome, būti atnašaujamu dėl Kristaus ir ruoštis tam iškeliavimui. Ir kiekvienas pasirinkęs tą teisingą kelią kartu su apaštalu Pauliumi galėtume tarti, iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą, dabar manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną atiduos man viešpats teisingasis teisėjas. Nenusivilkime pasirinkimu.